Sveiki. Šiandien aš jums iš lovos patarkšiu. Nes susirgau, spaudimas labai žemas. Atsikėliau ryte šiandien, net kilstelėjau ir net atgal atsisėdau. Bet taip kambarys ratu pradėjo suktis. Galvoju, dievulį, kas čia atsitiko. Paskui vėl bandau stoti, iš viso taip va, siubuoja visa žemė, kaip žemės drebėjimas. Tai paguliau, paskui neskubėdama atsikėliau. Pamatavom spaudimą. Buvo 95 ant 57. Galvojau, išgėriau kavos stiprios, suvalgiau ten tokių sumuštinį su sūriais ikrais. Tokiais, viena druska. Galvoju, bent kiek pakelsiu ir vandens daug gėriau. Pamatavom vėliau, dar daugiau nukrito. 90 ant 55, man atrodo. Tai taip ir nepakyla man tas spaudimas. Tai ir valiojosi visą dieną po lovą. Nežinau, net nuo ko jis man nukrito. Atrodo, dar, darbas susidėjo, viskas susidėjo ir galiausiai sprogsta. Visada tai būna. Taip, kas dar? Užsirašiau dantų higienai. Visai buvau užmiršus, kad man reikia metus 2 higienas daryti. Patikrinimus 2 daryti, nes pas mane 23 dantis protezuoti yra. Vat kaip tik aš jums noriu papasakoti savo istoriją, dantų tvarkymosi istoriją. Vis dėlto yra didelė laimė, didelė sėkmė pakliūti pas gerą specialistą ir nepagailėti pinigų. Kartais pinigų mes savo pagailim, tai ir gaunasi piši rezultatas. O čia iš tikrųjų, buvo sunku, bet nepagailėti pinigų ir didžiulė laimė pakliūti pas gerą specialistą. Aš nežinau, kokia žvaigždė man ten nušvietė kelią, kaip man pasisekė, bet dabar aš jums ir papasakosiu savo dantų istoriją visą. Aš nuo pat vaikystės mūsų šeimoje, tikriausiai ir įgimta yra, mes labai prastus dantis mūsų šeimoje turim. Ir močiutė neturi, ir tėtis, stipriausias su dantim buvo tėtis dar. Ir mama, ir brolis, visi mes tokie bedančiai, tokių bedančių familija. Gal genetiškai kokia tai kaulų struktūra kokia tai paveldima toksai. Ir su tais dantim aš visada vargdavau, kai pradėjau nuo mokyklos. Ten pagrėžioja, ten iškrapšto ir gal buvo man jau kokie 20 keli metai man priekiniai dantis iškrito. Nuo tų visų grėžiojimų, nuo visų tų plombų iškrito. Jauna panelė dantų, paskui mama, man atrodo, davė man pinigų ir prasidėjo mano įstatė dantis. Dantis siaubingus įstatė. Man statė kažkur čia Vilniaus gatvėje, bet labai nepatiko, todėl aš ne kaip orbit pagalvėlės statė. Tikrai nepatiko tie dantis, bet pinigų sumokėjau. Bet gal tai tokių specialistų nebuvo. Paskui man atlaikė tie dantis 10 metų ir iškrito. Ir pradėjo skaudėti po apačią, atsirado pūliniai, čia buvo metalo keramika buvo sustatyta. Atsirado pūlinukas kažkoks, pradėjo skaudėti, reikėjo nuėminėti, valytą visą. Nuėjau pas vieną gydytoją tokią, pažiūrėjo, biškį patvarkė, tau čia nieko nepadarysi, nieko, pabūnu kiek laiko, man vėl skauda, einu pas kitą vėl pasižiūri, pakrapšto, paplombuoja, padeda biškį estetinį vaizdą aptvarko, viskas, viso gero, sakė, tau gerai bus. Galvoju, iš tikrųjų pas man tokie prastai dantis, jeigu specialistai tik tiek te padaro, galvoju, šakės truba jau. Reikės vaikščioti be dantų arba su plasmasiniais kokiais. Nes nei vienas, nei kitas, kiek pakliūdavo į tas Šaraškino kontoras, nei vienas, nei kitas, kiti pasižiūri, ten biškį pakrapšto, užplombuoja, ten pokšt, patvarko ir vaikščioju aš taip, ir iš tikrųjų, o su laiku vis, kaip normaliai nesutvarkyti dantis, jie gedo. Ir prastėjo ta būklė. Ir kažkaip visai netikėtai man, ar čia laimės dalykas, ar žvaigždė nušvietė kokia. Ir aš vis dėlto pasiryžau, einu vis tiek ieškoti, nes pajaučiu, kad čia gale kažkas negerai su dantim.
ir toks kvapas atsirado ir kaip tik mes turėjom objektą sporto gatvėj. Ir galvoju, čia netoli yra tokia gydykla, kaip čia gydykla, odontologijos klinika, einu į ją. Ir nuėjau. Ir pakliuvau pas Jeleną Makarovą, pas gydytoją. Ten jų pačių klinika, jie patys yra savininkai, patys stato, patys tvarko dantis, patys dirba. Ten jų yra tas, tokia, ne klinika, kabinetas toks odontologijos. Man pirmąją apžiūrai nuėjau, mane ta gydytoja Jelena apžiūrėjo, paskui palingavo galvą, sako, va, kas, kaip baisu. Galvoju, viskas tragiška, vėl ką nors palipins ir jis vyniokis čia tu jau, savo dantim nieko negalima padaryti. Bet jinai mane pasisodino ir sako, arba darom taip ir taip, arba išvis nekišam pinigų, nes sako, jeigu aš tau ten biškį ką palopysiu, bus tik pinigavimas, lupikavimas ir naudos nebus. Jeigu daryti, tai reikia iš pagrindų ir viską. Ir jinai man sudarė sąmatą, viską, pasakysiu gale, kiek kainavo. Sudarė visą sąmatą, visą gydymo eigą, visą procesą surašė. Mes su vyru pasiskaičiavom ir galvoju, man vyras pasakė, eik, sako, tu man jau nusibodai savo dantim, jeigu ten iš tikrųjų jauti, kad bus gerai, o širdim jaučiau, kad reikia ten eiti. Jaučiau, kaip traukia tiesiog magnetų ten eiti. Ir prasidėjo mano vargo keliai. 1,5 metų aš į savaitę po 2, po 3 kartus ėjau. Kaip į darbą vaikščiau, ten mane visi jau pažįsta, aš ten jau ateidavau kaip namo. Tikrai metai ir 6 mėnesiai, ar 7 mėnesiai, aš ten dienon, paskui aišku, šalino man 6 dantis gale. Kai dantis pašalino, aš tada aišku turėjau 2 mėnesius gydytis juos, kol užgijo. Paskui pašalinti dantis, kol užgijo, paskui man implantantus statė. Man sustatyti yra 5 implantantai Straumanį. Tai čia gale vienoje pusėje 3 ir kitoje. Vieną dieną statė 3 iš karto, kitą dieną 2. Dieve, kaip aš bijojau, kai man statė. Man leidžia tas nuskausminančius, o man iš tos baimės adrenalinas kyla ir man tie nuskausminantis neveikia. O tavo, sako, Gita, pirmą kartą tokį turėjau bailę tokią. Man iš tikrųjų labai nefaina buvo, bet aš negalėjau valdyti tos baimės, bet man prieš Gitą labai nefaina buvo. Aišku, man sustatė tos implantantus, paskui vilko aš jau nebeatsimenu, tai buvo 16 metais. Man vilko 7 apačioje visi vilkti yra dantis, užvilkti, o visą viršų man 23 dantis statė ant tų implantantais kartu su visu šito tiltelį įstatė man cirkonis. Čia ne metalo keramika, čia yra cirkonio oksidas. Tais laikais buvo labai dar toks naujas dalykas ir man jį parekomendavo, sakė, bus ir gražesni dantis, ir dailesni bus su cirkonium. Ir dar kas man pasisekė, žiauriai pasisekė ir aš labai patenkinta, kad man dantų technikas, kuris gamino man dantis, gan toks labai talentingas vaikinas padarė, dantis statė. Ir kaip jie man ten padarė iš tų dantų, nes man jau per tiek metų buvo ir žandikauliai išsiklaipę, ir sukandimai netie, vis tiek dančių, tai pusė yra dantų, pusė nėra, tas sukandimas jau nusimušęs, kaip jį ten atreguliavo, man siaubas. Sakau, buvo juodo vaikščiojimo ir baimės 1,5 metų, taip dienon ėjau, bet vis dėlto užsibrėžiau, užsispyriau. Sunku buvo ir pinigų daugėjo, bet galinį rezultatų aš žiauriai patenkinta. Nusispjauti reikia ir medį padaužyti. Bet labai patenkinta ir Straumanį pavyko įstatyti labai gerai, nei skauda, nei niekas. Ir be to Straumanį man visam gyvenimui garantija duota ir aš ten šitam implantantam.
ir neatmetė, prigijo ir sakė, Straumann išvis implantantų labai retai kada atmeta. Ir gydytoja su patarimais daug dirbo su mano burna, aš jai labai be galo buvau dėkinga ir tikrai ten žmonės tikrai dar ten abu vyras su žmona Valerijus ir Jelena Makarovai, gydytojai, tikrai man sutvarkė tą burną ir man dabar reikia į kartą, du kartus į metus įtikrinti, nes implantantai statyti, ar kas neatsitiktų, ar neužpuliuotų, ar uždegimų nebūtų, daro planarinį tą visą švietimą dantų. Ir higieną visą daro, išvalinėja. Nors aš namie man jau parodė, kaip valytis, aš tais šepetėliais visur ten išlandžioju, jau anksčiau bijojau, o dabar įpratau, jau išsivalau. Bet vis tiek reikia, kad gydytojas dar išvalo su visokiais ten slėginiais aparatais. Tai kad, tokia mano buvo visa. Ir tai 16 metais aš sumokėjau 16 000 už visą burną. Tai paskaičiavom, plius minus kažkas, tai ar daugiau ar mažiau, aš neatsimenu, bet atidaviau 16 000. Tai kad vyras sako, beveik naują mašiną aš tau sukišau į burną. Nu, koks sukišau, aš irgi dirbau, kartu išsidirbinėjom dantim. Bet iš pradžių buvo gaila, dantim tiek daug, bet paskui, kai pamačiau rezultatą, tai nublanko tą visą kainą ir tikrai verta buvo tiek sukišti pinigų ir tą turėti. Nu va, ir aš visą laiką, kaip visą laiką pas man būdavo problema su dantim, aš nežinojau, ką reiškia turėti gerą sukandimą ir turėti gerus dantis. Ir dar kas buvo, man kai tik sustatė dantis, jau po 1,5 metų, man iš pradžių buvo laikini sustatyti, ten kažkiek kaliaušai, kažkokios orbit pagalvėlės. O paskui, kai sustatės gerus dantis, gydytojas sakė, kai tu valgysi, pasistatyk veidrodį. Pastatyk veidrodį ir mokykis valgyti, nes nusikasė liežuvį. Kaip aš bijojau valgyti, pasistačiau veidrodėlį ir valgiau ir iš tikrųjų nemokėjau kramtyti. Kairė pusė savo eina, dešinė savo pusė eina, liežuvis malasi, ten burnoje nesupratimas kažkoks. Nes vaizduokit, beveik visa burna kaip čia, neimplantuota, protezuota, užkrito žodis. Ir taip netgi buvo. Ir tikrai, kartais būna likimas toks nulėmė, kad pakliūni iš tikrųjų pas gerą specialistą ir pasiseka, man čia pasisekė kaip žabalai vištai grūdas nutverti. Jeigu dar jie dirba, dabar eisiu darytis higienos burnos, tai pažiūrėsiu, ar jie dirba ar ne, bet jeigu jie dirba, tai tikrai aš rekomenduočiau. Aš nežinau, čia yra individualiai, gal vienam pasiseks, gal kitam nepasiseks, bet man, pavyzdžiui, šituo atveju labai pasisekė ir aš labai patenkinta likau visų protezavimu, visų dantų statymu. O kam gali nepavykti, žmogui nelygus, tas burnai nelygi ir visokie diabetai yra, tai Straumann ir diabetikams yra. Ir visokiausi ten dantų lygos, dantenų lygos. Mano atveju man labai pasisekė šitas dalykas. Tiek aš jums norėjau papasakoti, kaip aš implantavausi dantis ir kokia aš buvau. Dabar likau patenkinta. Ir visa mano tokia istorija. Ate.